Nesugrius čia manęs. Šiandien labai užsivėlinau, todėl dabar reikia pasprintinti, pradėti darbą ir kokias geras 2 valandas greitai. O dar apie šitą pastatą. Jis yra oficialus, dokumentuotas, įteisintas pastatas. Ir man jis labai patiko. Ir aš, būdamas savyje, galvojau, aš noriu jį išgelbėti ir padaryti kažką gražaus iš jo. Taip, kad pradėsim nuo pamatų. Tiksliau, pradėsim nuo to, kad visą šitą šlamštą, viską išnešam, lentas šitas nuo žemės išmetam į lauką ir tada prasikasam žemiau va šitų brusų. Viską išsinešiam. Galima apsikasti. Įdomu, jos čia bus prisuktos ko nors ar tiesiog sukurtas. Apsikasiau, nuėmiau sluoksnį nemažą, užtruko be 15 minučių 2 valandas. O be 5. Bet dabar susidūriau su nauja problema, pažiūrėkit kokia. Susidūriau su nauja problema, tai kad mano svorio neužtenka pakelti namelį. Nu tuoj pabandysiu gal didesnį svertą padaryti, statesnį. Nesugrius čia manęs. Ne, gerai. Viskas, galima kažkaip bandyti dabar po truputį pakišinėti. Žinau, kaip čia padaryti. Ant kraštelio laikosi, bet laikosi.
Kitas reikalas. Vat, prašom, progresas. Ir dabar likusius kampus taip pat. Du iš 3, iš 4. Trys iš 4. Galimai šitas bus problematiškas, todėl kad čia išpuvę tik tai vienas taškas, kur galiu pakelti. Bet man ne tik pakelti reikia, man kažką pakišti reikia. Žiūrėsim, kaip čia bus. Keturi. Atsikasiau aš tuos pamatus, pamatinius brūsus. Nu ir nekokia situacija, supuvę jie. Po namelių, aplinkui visą perimetrą. Akmenys visokie, kažkur tai betonų užpilta. Ir dabar galvojau, ką čia daryti, kaip čia suktis iš šitos padėties. Pažiūrėsiu, ką turiu, kokių brūsų turiu. Ir žiūrėsiu, kaip juos čia keisti dabar. Toksai artimiausias, logiškas žingsnis, atrodo, reikia apačią šitą tvarkyti. Ir tada žiūrėsim, kas toliau. Pažiūrėkit, kaip gražu. Ai, visiškai naujas brūsas pamatinis. Super. Dar vienas dalykas, kurio jau negaliu kentėti, labai noriu pasigirti, pasidžiaugti. Tai, kad aš jau langą turiu. Dabar kol kas jo nestatysim, kol namelis nestovės ant naujų pamatų, mes jo nestatysim. Bet aš atnešiu jums parodysiu. Vat, pažiūrėkit, dvigubas langas į tvenkinuko pusę. Kas pirmą seriją žiūrėjot, prisimenat, svajojau, kad čia būtų toks dvigubas langas. Ilgas, tiksliau, per visą. Ir toks sutapimas, kad pas tėtį valiojasi kažkur tai 2 seni stiklo paketai tokie. Ir juos pamatavus
Jie tobulai telpa tarp šitų brusų. Tobulai. Užsipildys visa siena. Labai džiaugiuosi. Vienas, 2, 3. Liko paskutinis, bet jūs pažiūrėkit. Neblogai, sakyčiau, kaip benzininių pjūklų. Toliau darom. Pradėjau lyginti grindis ir tokia situacija. Kampo nėra, reikia arba leisti tą pusę, arba kelti tą pusę. Kad burbuliukas būtų per vidurį. Bet čia plytas guli ant didelio akmens, tai teks kelti čia. Ir tada žiūrėsim vieną po kito visus. Visi 4 brusai pakeisti, namelis pakeltas ir išlygintas. Aš dabar neįrodinėsiu, prie kiekvienos nedėsiu, bet viskas lygiai. Ir taip, ir taip, ir taip, ir taip. Nu kas toliau? Susirinkti visą šiukšlę, viską čia išgriebt gražiai. Išlyginti žemę maždaug. Žiūrėkit, kiek ten daug pakilo. Nu, bet taip reikia, taip kampą išgauti. Lygi. Žolė labai aukšta, tai tvenkinuko beveik nesimato. O taip tai čia jo plačiausia dalis, labai gražu bus apsišienauti, truputį obelį apgenėti. Sakiau, bus kokių 2 valandų sprintukas, bet išėjo taip, kad beveik 7 valandų sprintukas. Atvažiavau, iš karto pradėjau dirbti, dirbau. Tada suvalgiau 2 spurgas su kola ir toliau visą laiką dirbau. Toks sprintukas. Laikinai tik tai atnešiau šitą stalviršį, todėl kad nusprendžiau šiandien jau viskas, nespėjau lango statyti. Tai pasidėsiu čia daiktus kažkokius, tai susidėliosiu įrankius ar dar kažką. Gal atsisėsiu, pavalgysiu prie stalo kaip žmogus pirmą kartą čia. Bet šitas stalviršis čia bus, tik tai aišku susiaurintas, todėl kad tokiam plačiam čia nėra vietos ir tikslo nėra. Tai reikės nupjauti va taip, va čia išlyginti ir išilgai susiaurinti. Ir jisai bus prie šito lango. Čia galvoju truputėlį nuo čia pastumtas, čia gal spintelės kažkokios tai. Tai vat, susitvarkiau, išsinešiau įrankius. Taip gražiai šviečiasi šitie brusai, man dabar malonu žiūrėti. Įrankius gražiai sudėliojau nuo ryto rasos arba nuo lietaus, nors nežada šiandien naktį. O žiūrėkit, kažką juokingo parodysiu. Kūrenu pirtį. Matosi dūmelis. Kūrenu pirtį ir sugalvojau tokią idėją, pirtį pečiui iškepsiu pizzą šaldytą. Sakiau, kad pamatysit, ko nematė. Ar gal teko kam nors pirtį pizzą kepti. Šiandien nesipirtinsiu, tik tai nusipraust vandenį šildau ir viskas. Ir taip užteko šiandien smagumų. Žiūrėkit, kas vyksta mano pirtyje. Visas žarijas nustumiau tolyn. Padėjau pizzos akmenį ant 2 plytų. Palauksiu, kol jisai įkais.
Ir tada dėsiu picą. Smagu, ar ne? Kalvio rankų darbo. Toks įrankis. Žiūrėkit, koks ilgas. Todėl, kad šitas pečius ilgas. Specialiai jam buvo padaryta. Galingas toksai. Mane pamatė, išsigando. Šiandien ryte pavyko pažvejoti pusvalanduką. Labai ramu buvo, be vėjo. Ne vieno kibimo. Nors žuvytės jau juda, matosi, kad juda, todėl kad ir paburbuliuoja, dugną rausia, ieško valgyti, bet kažkaip tai sliekas jam nepatiko. Bet pažiūrėkit, ką pagavau į bučiuką. Ir čia bus atsakymas į praeitą video klausimą, kokių čia žuvyčių labai daug šitam tvenkinį. Vat kas šiandien papuolė man į bučiuką. Čia yra ta pati žuvis, kur sakiau, kad jos labai daug šitam tvenkinį, bet visi mažiukai. Visi maždaug tokio dydžio. Iki delno dydžio. Nacionalinė Lietuvos žuvis, kas nežinojat. Lynas. Labai graži.
O kaip atsidarė mano tvenkinukas gražiai. Ir dabar noriu pasidalinti porą dalykų iš šienavimo. Pažiūrėkit, kokį augalą radau. Gal kas žinot, kaip vadinasi? Ar čia yra natūralus? Ar kažkas jį kažkur čia pasodino ir jisai išgyveno? Man labai patiko, aš apšienavau ir palikau jį. Paskui nuspręsiu, ką daryti. Toliau ten prie virtuvės gėlytės. Neatsimenu, kaip jos rugiagėlės, gal kokios ar kaip jos vadinasi. Palikau aš jas, kaip lyg tai čia taip ir turėjo būti. Ir šitas krūmas, kur pirmoji serijoje sakiau, kad nukaposiu. O pažiūrėkit, kas čia paaiškėjo. Koks jisai gražus. Vakar mokvežoj netyčia pamačiau labai panašų. Įkelsiu. Labai keista, nes jisai atrodo negyvas. O kai pradedi jį laužyti, tai kaip ir gyvas viduj, nežinau. Labai keista. Ar jis čia taip turi visas sušalt ir numirt žiemą kaip avietė? Kažkokia gyvybė pas jį yra. Turim tokį vaizdą. Langai abudu iš vidaus užrasoja. Bet nieko tokio nenusimanom, kažkaip išsiaiškinsim tikrai, o gal ir išdžius patys ta drėgmė išeis. Nieko tokio, išsiaiškinsim, vienaip ar kitaip išsiaiškinsim. Taip, padarom apžvalgą, ką aš padariau per šitą atvažiavimą. Pakėlėm namelį, pakeitėm apatinius brusus į naujus, įstatėm langą, nušienavom, takelius padariau. Takeliai į visas svarbiausias vietas. Ten į mašiną, į namą, į malkinę, į namelį, kurį statau ir į pirtį. Ir visur yra sankryžos, tarp šitų takelių labai smagu įsvaikščioti. Jautiesi kaip skrusdelė kokia. Hop ai hop și iară hop, huțulca, huțulca, cafeluța îi pe foc, da huțulca, huțulca. Azi e vineri, stați așa, huțulca, huțulca, beci cafeluța mea, da huțulca, huțulca, frunzulițe de trifoi, huțulca, huțulca, iar azi da de mini voi, huțulca, huțulca, vinerea e zi frumoasă, huțulca, huțulca, toată lumea stă acasă, huțulca, huțulca. Hop ai hop și iară hop, huțulca, huțulca, cafeluța îi pe foc, da huțulca, huțulca. Azi e vineri, stați așa, huțulca, huțulca, beci cafeluța mea, da huțulca, huțulca, frunzulițe de trifoi, huțulca, huțulca, iar azi da de mini voi, huțulca, huțulca, vinerea e zi frumoasă, huțulca, huțulca, toată lumea stă acasă, huțulca, huțulca. Hop ai hop și iară hop, huțulca, huțulca, cafeluța îi pe foc, da huțulca, huțulca. Azi e vineri, stați așa, huțulca, huțulca, beci cafeluța mea, da huțulca, huțulca, frunzulițe de trifoi, huțulca, huțulca, iar azi da de mini voi, huțulca, huțulca. Pamiršau pasakyti, šita žemė yra iš vidaus namelio. Kol kas ją čia supyliau, todėl kad noriu čia truputį aikštelę išlyginti, tokį kaip kiemuką padaryti. Nes, šlaitas toksai nesąmonė, vaikščioti nepatogu. Ačiū visiems, kas pažiūrėjo mano antrą seriją kraustymosi į kaimą. Kitas atvažiavimas, dėmesis greičiausiai bus visas skirtas tam nameliui, ne šitai virtuvėliai. Nors čia ir labai smagu ir norisi greičiau daryti, bet vis tiek ten prioritetas. Nors čia smagu, bet ten irgi bus smagu. Bet ir čia gal kažką tai truputį padarysiu, gal brusų dar atvešiu, reikia pagalvoti. Ai tiesa, reikia grindis pamatuoti. Lentos iš seno namo palėpės. Lubų lentos, pasirodo, jos man netinka į šitą namelį, tai pasikeičia planas. Bet pamatysit, kitoj serijoje pamatysit. Taip kad visiems ačiū, antros serijos pabaiga.